Praktikoje pastebiu, kad dažnai tėvai pasigriebia kažkokį vieną metodą, bet pameta to metodo esminę idėją. Pavyzdžiui, nusiraminimo kėdutė tampa tokia kaip bausmės priemonė ir nieko nesiskiria tada nuo vaiko statymo į kampą. Tai pasikalbėkime apie nusiraminimo kėdutes. Nes šitą metodą taiko tėvai nuo maždaug taip 3 iki beveik 9 metų. Jo esmė yra padėti vaikui sugrįžti savo kūną. Pirmiausia, vėl įsižeminti ir pagalvoti, kuo jis nori užsiimti arba kas čia buvo ne taip ir kokia tinkamo elgesio alternatyva. Tai jokių būdų ne bausmė. Prisiminkim, kad kol vaikai yra maži, jie nemoka reguliuotis ir labai dažnai kažkokie labai dideli, smagus žaidimai, po to pereina į didelės ašaras, todėl kad kažkur vaikai jau nebemoka sustoti, nurimti ir sugrįžti save. Tai kada vaikui jau yra sustoti, padeda kontrolinis klausimas. Aš visą laiką klausiu vaiko, koks šiuo metu čia vyksta žaidimas. Ir jeigu vaikas nebegali atsakyti šitą klausimą, vadinasi greičiausiai jau čia nebe žaidimas, o vienas kito ribų tikrinimas, santykių aiškinimas, daiktų laužimas ir panašiai. Tai nusiraminimo kėdutė padeda vaikui sugrįžti į save, į savo kūną ir ilgainiui vaikas pats išmoksta savireguliuotis, pagauti tą tokį tašką, kada jau jam šiek tiek reikia nurimti ir sugrįžti į save. Dar labai svarbus dalykas yra laikas. Yra nežmogiška, kad vaikas sėdėtų ant nusiraminimo kėdutės 20 minučių ir ilgiau. Tai mano formulė paprasta, vaikas ten gali sėdėti tiek minučių, kiek jam yra metų. Tai 5 metų vaikui 5 minutės yra pakankamas laiko tarpas. Dar praktikoje pastebiu, kad dažnai vaikai atsisėdę ant tos kėdutės pradeda kitą žaidimą. Tai tokį važiuoti per suaugusio ribas ir uždavinė labai daug klausimų, ten žodžiu, kas kelias sekundės klausia, kiek dar liko laiko. Tai tam labai svarbios kelios taisyklės. Pirma taisyklė, pavyzdžiui, kad laiką matuoja laikrodukas ir vaikui visiškai tada nebereikia klausinėti, kiek dar liko laiko. Gali būti kažkokia mobili aplikacija, gali būti smėlio laikrodukas, tai irgi veikia labai meditatyviai ir raminančiai stebėti, kaip tos smėlio smiltelės bėga žemyn. Antra taisyklė, kad vaikas ant kėdutės gali užduoti vieną klausimą, todėl kad tikslas yra nurimti, susikaupti ir pagalvoti ir klausinėjimas trukdo. Ir kiekvienas papildomas klausimas yra kiekviena papildoma minutė. Ir tada jums belieka visiškai ramiai laikyti ribas ir nepasiduoti vaiko provokacijom. Jums viskas pavyks. Patiko? Dalinkitės.